Sveiki. Neprisistatinėsiu. Kam reikia, tas mane puikiai žino. Neesu žmogus, esu įsikūnijimas. Jei manęs nesuprantate, net ir nesistengkite suprasti. Susiraskite mygtuką išjungti, apsisukite ir eikite. Per gyvenimą taip atėjo ir nuėjo daug žmonių, įsikūnijimų. Tų, kuriuos laikiau savais, sielos ir širdies broliais ir seserimis. Tų, kuriuos mylėjau, šventai mylėjau. Kuriems aukojau, dalijau save pati, savęs nežiūrėdama. Bet dauguma tik praeiviai. Nes tie tikri savieji, jie nepasakys, išeinu, gana tavęs, pavargau, žinokis. Jie verks kartu su tavimi, jie juoksis kartu su tavimi, jie kentės ir mylės kartu su tavimi. Ir visus kelius pereis su tavim dėl tavęs už tave, kaip ir tu dėl jų. Visada, ką aš dariau, viskas buvo tikra, nes aš esu be kaukės. Kaukės keičiasi ir vieną dieną jos nukrenta vis tiek. Ir pasimato, kad po ja nėra žmogaus, nėra nieko, o tik tuštybė. Aš dėl nieko gyvenime niekada nesigailiu. Aš gailiu tik tų, kurie spjovė link manęs. Bet aš vis tiek bėgsiu, šliaušiu ir pakelsiu juos nukritusius. Nors jie ir vėl spjaus link manęs. Aš nesivaikau naudos, nesivaikau atlygio. Neapkenčiu melo, veidmainystės, vaidybos. Visa, kas žemiška, visa yra labai trapu ir laikina. Ką suvokiame tarsi savaime suprantamą dalyką dabar, rytoj galime viso to netekti. Vertinkime tai, ką turime šalia, čia ir dabar. Sakykime, kad myliu, raštu ar žodžiu. Sakykime viską, kas gera, kas bloga, ne vėliau, ne kada nors. Vėliau kava atšąla, laiko nelieka. Ne kažkada rytoj ar tą kitą dieną, kurios gali ir nebūti. Ir niekada neateis ta kažkokia diena, kurios mes naiviai kartais tikimės ir laukiame. Ta diena, kai neskaudės, kai nebus sunku, toli, šalta, nyku. Ta diena niekada neateis, nes jos nėra iš viso ir niekada nebūna. Niekuo, ko nepažįsti, dėl ko nesi 100% tikras, niekuo nebepasitikėk, nebetikėk, viską tikrink ir niekada nesakyk, kad viskas bus gerai, nes taip niekada nebūna, nes bus visko, visokių dienų, aušrų, sutemų. Ir atmink, jeigu visai nieko nesupranti, tylėk, atrodysi protingesnis. Jei nenori, negali, neišmanai nieko, bent nesikišk ir netrukdyk. Neeikvok veltui pats savęs į niekur, o vertink pats savo žemės kelią. Kol pasakiau šitus žodžius, praėjo daugiau nei 3 minutės. Per tas minutės daug kas žemės pasaulyje gimė, mirė, žuvo, pasveiko, išgijo, tapo laimingi, nelaimingi. Kažkas pasikeitė negrįžtamai. Kažkas kažko sulaukė, kažkas nebe ir niekada nesulauks. Nes toks yra tas žemiškas gyvenimas, kuris gali pasikeisti bet kada ir tu nežinai, į kurią pusę jis kada gali pasikeisti tau žmogau, to visai nesitikint, nenorint ir nežinant. Aš niekada nesakiau ir nesakysiu, viskas bus gerai ar viską padarysiu. Aš visada sakau, kad bus visko, nes visko tikrai buvo, yra, būna ir tikrai bus. Aš visada esu ir būsiu šalia tų, kuriems manęs reikia ir kuriems manęs reikės. Aš turiu dėkingumo jausmą, nors aš iš pažiūros esu nervų kamuolys, atvira nervų žaizda, kraujuojanti žaizda, bet aš turiu širdį, ne akmens, ne metalo gabalą. Aš esu žmogaus kūne, kuris taip pat skauda ir jaučiasi tikrai visaip. Nes buvo, yra ir bus visko jums, man, visiems. Vertinkime tai, kas yra čia ir dabar. Net štai šios dienos lietų. Nežinau, ar visoje Lietuvoje, Vilkaviškio rajone, dabar visai taip neblogai, gražiai lyja. Ir man lietus labai patinka. Linkiu sėkmės, linkiu gero. Jeigu jūs elgiatės
su aplinkiniais ir su kiekviena gyva būtybe. Taip, kaip norite, kad elgtųsi su jumis, tada tikrai bus geriau sielai, o kai bus geriau sielai, bus geriau ir kūnui. Ir taip pelnysite atlygį tam laikui, kaip kūnas paliks jūsų sielą, siela paliks kūną ir siela išeis į savo namus, ten, iš kur atėjo, į amžinybę, o ji yra visai šalia, čia pat. Ir iš viso per visą įrašą matau, kad praėjo beveik 6 minutės. Džiaugiuosi, jeigu kas turėjo kantrybės jas išklausyti. Ir atminkite, čia ne tik žodžiai, nes aš be reikalo žodžiais nesisvaidau. Ačiū visiems, iki.